Pakalbėkime labai svarbią temą. Tai intoksikacijos etapai. Tema, kuria vis daugiau yra kalbama ir ši tema labai svarbi, nes mūsų organizmas negali parašyti mums SMS ir pasakyti, žinai, aš blogai jaučiuosi, pas mane prisikaupė toksinų. Jis gali tik parodyti tai mūsų savijautą, kad kažkas yra negerai. Pavyzdžiui, pirmas intoksikacijos etapas, kai pas mus atsiranda dirglumas, blogėja nuotaika, maudžia galvą, sutrinka miegas. Organizmas mums signalizuoja, kad kažkas negerai. Prašau, atkreipkime mane dėmesį. Jei mes to nedarome, tada prasideda antras etapas, kai toksinai pradeda eiti giliau į mūsų audinius ir pas mus atsiranda skausmai sąnariuose, nugaroje ir taip toliau. Jei mes nieko nedarome, tai trečiajame etape pas mus atsiranda įvairios alerginės reakcijos – lėtinė sloga, kosulys, odos bėrimai, egzema, psoriazė. Jei mes toliau ignoruojame, tai prasideda ketvirtas – tai jau cistos, polipai, fibromiomas. Tai, dėl ko dabar kenčia daugelis moterų. Penktajame intoksikacijos etape yra pažeidžiama centrinė ir periferinė nervų sistema, išsėtinė sklerozė, Parkinsono liga. Ir paskutinėme intoksikacijos etape dėl ląstelių ir organų žūties vystosi neišgydomos lygos. Susimastyti apie save ir imtis veiksmų, kad išvalyti savo organizmą, reikia bent ketvirtajame etape, kad neatsirastų kiti etapai.